Pasaulyje klonuotas pirmasis žinduolis avis Dolly. Kinijai Britai perduoda Honkongą, o Lietuvoje prie Vilniaus atidengiamas Europos geografinį centrą žymintis akmuo. Programinės įrangos rinkoje didėja konkurencija. Programų kūrėjai perina nuo operacinės sistemos DOS prie Windows. Jeigu apie iššūkius kokius čia, iš tikrųjų dabar iš toli žiūrint, iš šios dienos, tai aišku nebankrutuoti, aišku tęsti tą veiklą, nes užsidirbti tai mes susidirbėm visiškai mažai, tai dar tada šeimų neturėjome, tai mums tas darbas, tas gebėjimas kažką kurti ir buvo atpildas. Ten jeigu, sakykime, mesti dabartinę ekonominę situaciją, tai neišgyventume iš karto. Bet tada tai nebuvo taip aktualu, tadagi žinote, Lietuva laisvėjo, visi turėjo sparnus ir visi manė, kad galima bus padaryti viską ir daug ką galima buvo padaryti ir dabar galima padaryti. Iš esmės, pagrindinis iššūkis buvo tas, kad kompiuteris buvo suvokiamas kaip nedaloma esybė. Turi kompiuterį, reiškia turi viską. Apie tai, kad programinė įranga tai yra atskiras produktas, atskiras elementas, kuris gali būti perkamas, kuris kainuoja, suvokimo nebuvo. Suvokti, kad galima mokėti pinigus už kompiuterį, buvo įmanoma. O kad reikia mokėti pinigus už programinę įrangą, visiškai nebuvo tokio suvokimo. Ir iš esmės mes, kurdami savo pirmą apskaitą, tai visas, reiškia, lėšos, iš kurių gyvenom, tai buvo lietuviški šriftai printeriams. Kadangi ten jau buvo aiškiai matoma, nusipirkai printerį, jis nespausdino lietuviškai, buvo specialios programos, tada dar buvo dosinė aplinka, reiškia. Tai iš esmės tos programos skirtos sulietuvinti spausdintuvams, tai buvo mūsų šaltinis, iš kurio mes gyvename. Verslo valdymo ir apskaitos sistemų pasipila kaip iš gausybės rago. Lietuvoje įsikūrė Scala filialas, čia pradeda darytis Navision, Columbus ir kiti pasauliniai verslo valdymo sistemų kūrėjai. Buvo toks kitas gal sukrėtimas, kuris leido, nes tiesiog daug labai klientų didelių pasirinko tą užsienietišką produktą ir mes tada taip visi žiūrėjome, kad ir tada jie turėjo jau Windowsinę versiją, mes tos neturėjom versijos. Ir tada buvo toks etapas, kai mes nuolat įrodinėjom savo ir klientam, kad mes neblogesni už tos užsienietiškus produktus. Pasaulyje pasirodo nauja valiuta euras, o Lietuvoje praūžė uraganas Anatolijus. Palinkę prie monitorių, naujųjų Windows technologijų pagalba, prototechnikos programuotojai kūrė savo produktų šeimą. Skaita 2000 ir atlygis 2000. Vėliau euro skaita bei personalo skaita. Projektuojama laiko skaita. Tai pirmieji iššūkiai tokie buvo, kurti. Paskui buvo iššūkis parduoti, nes kurti, matom, gal ir gerai, bet neužtenka, reikia parduoti. Buvom galvojama, kas gali pardavinėti. Ir atsimenu, kaip šiandien, iš pradžių Vidmantą, kai pakviečiau būti kartu, tai galvojau, kad jis pardavinės, o aš kursiu, paskui viskas pasikeitė. Tada pagalvojau, gal Vidmantui labai patinka kurti, kažkam reikia parduoti, aš kaip manyt, kaip vyresnis žmogus galvoju, reikia man prisimti tą atsakomybę, galvoti, kaip reikia parduoti. Operuoti tokiom sumom kaip dabar, kai, sakykime, programinė įranga gali kainuoti, 100-200 kartų daugiau negu pats kompiuteris, buvo absurdas. Rinkos klientų suvokimas.